Palauk, kodėl tėčio kiaulio pėda visiškai atskirta nuo kojos? Ir kodėl šiame kadre jis turi tik vieną koją? Tai tik dvi klaidos, kurias radome. Štai visos jos. Serijoje Madame Gazelės atsisveikinimo vakarėlis, kai ponas Triušis eina į klasę, jo ausyje atsiranda skylė. Ir vos po kelių scenų panašus dalykas nutinka su puodeliu ponios Triušienės rankose. Ir vėl, kai ponas Zebra praeina pro ją, nutinka tas pats. Ir štai čia pono Zebros burna pereina per šį indą. O šioje scenoje Pedro ranka išauga iš jo burnos. Ir štai čia Pedro leidžia poniai Gazeliai įeiti pirma jo. Ir kai tik jį įžengia į klasę, visi šaukia siurprizas, įskaitant Pedro, kuris ką tik buvo lauke. Nelabai logiška tiesa. Serijoje Auklė, pažiūrėkite į mamą kiaulę čia. Ji turi rankinę dešinėje rankoje, tačiau jau kitame kadre rankinė dingsta. Bet po kelių kadrų rankinė vėl atsiranda, tik šį kartą ji jau kairėje rankoje. Šioje scenoje matome duris už televizoriaus, tačiau visuose kituose epizoduose už televizoriaus buvo tik paprasta siena. Ir šioje scenoje Pepa neturi rankų, yra tik pižamos rankovė, kuri dar ir persikerta su antklode. Kai Pepa ir Džordžas nusileidžia į svetainę, prie durų matome jungiklį. Tačiau problema ta, kad keliose ankstesnėse scenose to jungiklio ten nebuvo. Toliau pereikime prie epizodo Pedro kosulys. Pažiūrėkite į durų pašto angą. Ji atidaryta, bet jau kitame kadre ji užsidaro savaime. Kai daktaras Rudasis Lokys atidaro savo automobilio duris, jis tai padaro net nepaliesdamas durų rankenos. Ir kai jis įlipa į savo automobilį, jo veidas dingsta už automobilio durų, nors jos yra permatomos. Tačiau kitame kadre veidas vėl atsiranda. Kai jis atvyksta į mokyklą, pažiūrėkite atidžiai. Įeidamas į klasę, jis stovi tiesiai priešais duris. Tačiau kai scena nutolsta, jis stebuklingai atsiranda toliau nuo jų. Ir kai prasidėjo serija, kairėje gaublio pusėje buvo lenta, bet dabar jos nebėra. Tačiau vos po kelių kadrų lenta vėl atsiranda, bet šį kartą jau nėra gaublio. Kai daktaras Rudasis Lokys duoda Pedrui vaistų, gaublys vėl atsiranda. Ir galiausiai, kai atvyksta vaikų tėvai, viskas tampa dar keisčiau. Pirmiausia, aiškiai matome tėtį kiaulę, mamą avį, ponę Triušienę, šūnenę, ponenę ir poną Zebrą atvykstančius į mokyklą. Kol kas viskas gerai. Tačiau kai jie įžengia į klasę, ponė katė staiga atsiranda lyg iš niekur. Palaukite, iš kur atsirado ponas Ponis? Anksčiau juk aiškiai vairavo ponė Ponė, be to ponė Triušienė ir ponė Šunenė tiesiog pradingo lyg į vandenį. Senelio Triušio dinozaurų parke. Pažiūrėkite į Pepą, jis sėdi prie lango. Bet kai scena persikelia į autobuso vidų, jis sėdi prie praėjimo, o Fredis prie lango. Ir kai visi išlipa iš autobuso, matome, kad Džordžas išeina tuščiomis. Tačiau kitoje scenoje jis jau laiko poną dinozaurą. Laukinėje gėlių girioje pažiūrėkite į Penę poliarinį lokį. Ji dėvi savo įprastus juodus akinius, tačiau klaida ta, kad kai ji užsideda gėlių kostiumą, jos akinių spalva pasikeičia į oranžinę. Serijoje Kelio kasimas, pačioje pradžioje, kai šeima ruošiasi sėsti į automobilį, pažiūrėkite į mamos kiaulės kojas, jos pereina tiesiai per padangą. Po kelių scenų kiaulių šeima įstringa spūstyje. Dabar atkreipkite dėmesį į panelę Triušį. Jos ausys pereina per automobilio stogą. Tikrai aštrios ausys. O dabar pažiūrėkite į daktarę Žiurkėnę. Jis segi saugos diržą, bet po kelių kadrų jis dingsta tiesiai mums prieš akis. O šioje scenoje pažiūrėkite, kiek kūgių aplink sulūžusį vamzdį. Jų yra 5. Tačiau kai ponas Raganosis pradeda kasti, matyti tik 2 kūgiai. Serijoje daktarės Žiurkės vėžlys, pačioje pradžioje, jei pažvelgsime už daktarės Žiurkės, matysime atvirą kartoninę dėžę su šienu viduje. O po kelių scenų vėl matome tą pačią dėžę, bet šį kartą ji jau uždaryta. Ir dar, pažiūrėkite į Pepą ir Siuzę čia. Jos sėdi viena šalia kitos. Tačiau kai scena priartėja, Pepa jau sėdi priešais Siuzę. Taip pat, Kendi katė sėdi priešais Fredį Lapiną. Tačiau vos po 2 sekundžių Fredis jau sėdi priešais Kendi. O kai įeina Pedras, Pepa staiga atsiranda tarp Kendi ir Fredžio. Kai daktarė Žiurkėnė pristato vaikams savo vėžlį, už jos galime matyti spintelę. Tačiau vos po kelių kadrų ji dingsta. Ir galiausiai, kai vėžlys įstringa medyje, daktarė Žiurkė paskambina į gaisrinę. Kai gaisrinė mašina važiuoja gelbėti, galime matyti Kandi katę sėdinčią automobilyje. Tačiau problema ta, kad ką tik matėme ją su kitais vaikais. Serijoje Senelio kiaulio kompiuteris, Pepa ir Džordžas eina pas senelį į namus pataisyti savo laikrodžio. Kai Pepa paduoda seneliui savo sugedusį laikrodį, abi rodyklės yra nuleistos žemyn. Tačiau kai senelis kiaulys eina į savo pašiūrę, laikrodžio rodyklės pakeičia padėtį. Ir vėl, kai jis jau viduje, rodyklės grįžta į pradinę vietą. Taip pat šios prisukimo raktelio anksčiau nebuvo. Jis atsirado iš niekur. O šioje scenoje senelio kiaulio ranka pereina tiesiai per knygą. O čia, jei pažvelgsime tiesiai už laikrodžio, galime pastebėti įrankių krepšį. Tačiau po akimirkos krepšys stebuklingai dingsta. Bet kai senelis kiaulys pataiso laikrodį, krepšys vėl atsiranda.
Taip pat atkreipkite dėmesį į šį stiklainį, pilną vinių ir purkštuvą, nes kai scena priartėja prie Pepos ir Džordžo, abu šie daiktai dingsta. Dabar pereikime prie serijos Pagalvių slėptuvė. Tai šalta žiemos diena ir Pepa, Džordžas bei tėtis kiaulys stato slėptuvę. Kai tėtis kiaulys eina į savo kambarį pasimti daiktų, atidžiai pažiūrėkite. Jis abiejose rankose laiko pagalvę. Tai kaip jis laiko paklodės? Jos tiesiog laikosi prie jo be jokios atramos. Taip pat vėliau serijoje, kai mama kiaulė žvilgteli į savo kambarį, visur netvarka, o spinta atidaryta. Bet kai tėtis kiaulė išėjo iš kambario, jis neatidarė spintos ir nedarė jokios netvarkos. Gal įėjo vagis ar kas? Ir galiausiai pažiūrėk į šį rožinį žibintuvėlį čia. Jis turi geltoną mygtuką, bet pabaigoje, kai matome tą patį rožinį žibintuvėlį, jo mygtukas jau mėlynas. Epizode apie fleiteles pačioje pradžioje matome, kad dėžutėje yra 9 fleiteles. Tačiau vos po kelių kadrų, kai ponia Gazelė liepia vaikams pasimti fleiteles, matome tik 7. O po kelių scenų matome, kad kiekvienas vaikas rankoje turi fleitelę. Bet kaip tai įmanoma? Čia yra 12 vaikų, o fleitelių buvo tik 7. Kai baigėsi mokykla, matome, kaip tėtis kiaulė ir mama kiaulė atvažiuoja savo automobiliu. Tačiau kai jie pasiekia namus, automobilyje yra tik mama kiaulė, o tėtis kiaulė jau namuose geria arbatą. Serija Braškės pilna mažų klaidų. Kai pirmą kartą matome panelės Triušienės braškių ūkį, šalia jos prie durų stovi gėlė. Tačiau kai scena priartinama, gėlės jau nebėra. Tada, kai panelė Triušienė veda ekskursiją po ūkį, staiga atsiranda keli krepšeliai, kurių prieš kelias sekundės toje pačioje vietoje nebuvo. Ir galiausiai, kai Pepa demonstruoja, kiek braškių ji priskynė, viena iš braškių Džordžo krepšelyje tarp kadrų pakeičia savo vietą. Serijoje Kailė kengūra kyla avalynės problema. Kai pirmą kartą matome Rebeką, ji avi batus. Tačiau po kelių kadrų ji jau avi savo įprastus batelius. Deni taip pat tuo metu avi įprastus batelius. Bet tada pradeda smarkiai lyti. Ir vaikai bėga link namo. Ir staiga tiek Deni, tiek Rebeka vėl avi batus. Nei vienas iš jų neturėjo laiko persiauti. Panašu, kad lietus visiems tiesiog suteikia nemokamą batų atnaujinimą. Serijoje skaičiai. Pepa, Suzy ir Zoe dalyvauja šokinėjimo per virvutę varžybose. Kai jos baigia, jei pažiūrėsite į Rebeką, jos visa kairė ranka yra dingusi. Šokinėjimo virvutė tiesiog kybo ore. Jos niekas nelaiko. Tačiau po kelių kadrų jos ranka vėl atsiranda prieš mūsų akis, lyg nieko nebūtų nutikę. O klasės scenoje, jei pažiūrėsite už madamos Gazelės, ant spintelės stovi gėlių vaza. Tačiau kai scena priartėja prie jos, vaza visiškai dingsta ir ją pakeičia žaislinė mašina. Serijoje Laiko kapsulė vyksta daug dalykų. Kai Suzy įdeda muzikos diską į kapsulę, viena jos ausis atsiskiria nuo galvos. Tada, kai Pedras pakelia monetą, viena jo ausis akivaizdžiai labiau įtraukta į galvą nei kita. Ir štai dar didesnė klaida. Kai tėvai atvyksta pasiimti vaikų, yra 7 tėvai ir 8 vaikai. Tačiau kai visi susėda žiūrėti vaizdajuostės, tėvų lieka 3, o vaikų 6. Keletas žmonių tiesiog pradingo tarp scenų. Ir galiausiai, jei pažiūrėsite po televizoriumi, aiškiai matysite vaizdajuostę grotuvėje. Tačiau po kelių kadrų jos jau nebėra. Dabar pakalbėkime apie seriją Tėtis sportuoja, nes čia pasitaiko tikrai gerų klaidų. Kai Pepa, Džordžas ir mama kiaulė žiūri poną Bulvę per televizorių, jis nedėvi kepurės. Tačiau vos tik tėtis kiaulė įžengia į kambarį, ponas Bulvė staiga jau dėvi kepurę. Tada atkreipkite dėmesį į pultelį ant sofos, nes kai mama kiaulė įveža treniruoklį, pultelis visiškai dingsta. Serija Ponas Jautis mokytojas prasideda klaida, kurią tikrai sunku paaiškinti. Pačioje pradžioje tėvai atveda savo vaikus į mokyklą. Jeigu pažvelgsite į mamos Savies automobilį, pamatysite, kad gale sėdi Pedro ir Suzy. Jie iššoka ir eina į klasę. Tačiau tada iš to paties automobilio išlipa ir Deni, Mandepelė ir Kendi katė. Iš vieno automobilio, kuriame ką tik buvo tik 2 vaikai, išlipo 5 vaikai, o klasėje matome, kad Emilija Drambliukė sėdi kartu su kitais vaikais. Tačiau ką tik matėme tik Edmundą iššokantį iš mamos Drambliukės automobilio. Tai iš kur atsirado Emilija? O tada dar yra kreidos. Vienu momentu aiškiai matome, kad ant lentynos guli rožinė, smėlio spalvos ir žalia kreida. Tačiau kai scena priartėja prie madamos Gazelės ir vėl nutolsta, žalia ir smėlio spalvos kreida apsikeičia vietomis. Tada, kai madama Gazelė gauna savo telefono skambutį, žalia kreida pati pasislenka įstrižai. Niekas jos nelietė. Ji tiesiog pati pasistūmė palei lentyną. Ir kai ponas Bulis perima klasę, už jo yra 3 kreidos. Tačiau po to, kai vaikai jį pasveikina, iš niekur atsiranda 4 mėlyna kreida. Serijoje Ledai, kai senelis kiaulė pila braškes iš dubenėlio į ąsotį, braškės yra visiškai sveikos. Jokių pjūvių, jokių griežinėlių, tik ištisos braškės. Tačiau vos tik jos patenka į ąsotį, jos kažkaip jau būna supjaustytos. Tada pažiūrėkite į pieną ąsotyje, jis aiškiai baltas. Tačiau kai močiutė kiaulė pradeda pilti ingredientus į šaldymo maišelį, pienas tampa rausvas. Ir tada štai geriausia šios serijos klaida. Kai Pepa dalina ledus savo draugams, Suzy prašo avietinių, o Mandy prašo mėlynių. Ar galiu gauti avietinių?
Ar galiu gauti mėlynių, prašau? Paprastas užsakymas. Tačiau kai Pepa iš tikrųjų juos aptarnauja, Suzy gauna mėtinius, Mandy gauna braškinius, o mėlynių ledai kažkaip atsiduria pas Zoją, kuri jų net neprašė. Pepa sugebėjo suklysti su kiekvienu užsakymu. Serijoje Pamesti raktai, kai mama kiaulė įdeda krepšį į bagažinę, aiškiai matyti, kad krepšyje yra tuščias butelis ir kilimėlis. Tačiau kai ji eina uždaryti bagažinės, abu daiktai visiškai pradingsta. Ir tada seka scena prie kanalizacijos. Kai panelė Triušienė meta akmenį į kanalizaciją, kad patikrintų, kokia ji gili, aiškiai girdisi pliumtelėjimas. 6. Tai reiškia, kad apačioje yra vandens. Tačiau kai krano kabliukas leidžiasi į tą pačią kanalizaciją, dugnas visiškai sausas, nė lašo vandens. Patikėkite, tokių klaidų yra dar daug daugiau. Žiūrėkite toliau, nes mes tik pradedame.